Labas vakaras, jūsų dėmesiu į Dzūkijos televizijos žinios, kviečiame žiūrėti. Žiniose matysite. Išankstinėme Alytaus miesto ir rajono merų rinkimų balsavime mažesnis rinkėjų aktyvumas. Sekmadienį turiu išvažiuoti ir atėjau anksčiau, geriau anksčiau negu niekada. Ar dėl netyčinio gyvybės nutraukimo bus pradėta baudžiamoji ir administracinė byla, spręs teisėsauga? Tuo metu atėjo katilinis meistras ir ta sprindantį sklendį pataikė jam į galvą. Lietuvos mažųjų žaidynių finale Alytaus miestui atstovaus Lopšelių darželių Volungėlė ir 2 gaideliai vaikai. Pagrindinis tikslas tai yra fizinio aktyvumo skatinimas, kad kuo daugiau vaikų judėtų, kad kuo daugiau vaikų sportuotų, kad būtent nuo šitų pačių mažųjų dienų vaikai būtų supažindinami su sportu, kiek sportas teikia daug džiaugsmo, kiek teigiamų emocijų sportas teikia. Alytaus Dzūkija 2 nesėkme pradėjo regionų krepšinio lygos atkrintamąsias kovas. Trečiadienį ir ketvirtadienį vyko antrojo Alytaus miesto ir rajono merų rinkimų turo išankstinis balsavimas. Kaip paaiškėjo, pirmajame ture išankstinis balsavimas vyko aktyviau. Rinkiminėse apylinkėse lankėsi Daina Baranauskaitė. Ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybėje nusidriekė eilė norinčiųjų antrajame rinkimų ture už pasirinktą kandidatą balsuoti iš anksto. Kalbinti alytiškiai teigia iš naujo mero lauksiantys teigiamų pokyčių. Tai gerbiamasis, kodėl atvykote į išankstinį balsavimą? Dėl to, kad sekmadienį turiu išvažiuoti ir atėjau anksčiau, geriau anksčiau negu niekada. Ir kogi tikitės iš naujos valdžios? Kad viskas būtų geriau, kad įsiklausyti naują valdžia žmonės geriau, o daugiau tai ką žiūrėjau. Pačiam reikia dirbti ir užsidirbti, o reikalui esant, kad jie galėtų žmogų išklausyti jo, kaip sako, prašymus, bėdas ar ką išgirsti. Svarbu, kad išgirsti. Kiekviena valdžia, sako, iš Dievo duota, bet jis žmogui duota. Ir dėl to einu balsuoti. O jūsų bičiuliai, verslo partneriai, ar eina balsuoti? Visi iki vieno. O kaip? Kam paskiau sakyti, blogą valdžią įsirinkom? Patys įsirinkam, patys kalti. Kad sekmadienį negalėsiu. Ir nenoriu, kad kiti užbalsuotų už mane. Štai atvykau. Kokie lūkesčiai iš naujųjų miesto vadovų? Norisi permainų vis. O kokios problemos mieste buvo? Ko jūs pasigėdote anksčiau? Ką žinau, man dėl tos renovacijos labiau čia naise pas mus yra kaip ir didesnės problemos, bet tos problemos tai čia iš namų pirmininkų yra, nes tikrai nesinori, kad renovuotų ir didelius pinigus mokėtum, o paskui namas kaip ir dabar daroma su TVT ir blogai ir vienu žodžiu pinigai dideli. Ir kažkokiu tai permainų, kažkaip, kad būtų kuo toliau, to geriau, kad tas Alytus gražėtų. Anot Alytaus rinkiminės komisijos pirmininkės, pažeidimų neužfiksuota, o balsuojančiųjų srautai mažesni nei pirmajame ture. Šiandien aktyvumas yra truputį didesnis negu vakar, tačiau jisai vis tiek nepasiekė pirmo turo aktyvumo. Šiuo metu yra savivaldybėje prabalsavę 350 gyventojų. Tai su praėjusios dienos koks rezultatas? Vakar dieną, per visą dieną užbalsavo 450. Šiandien iki 16 valandos 350, tai iki vakaro gali ir pasiekti vakar dienos ribą. O pirmajame ture tuo metu procentai, sakykime, koks aktyvumas buvo? Pirmajame ture aktyvumas buvo didesnis. Per abi 2 dienas alytiškiai balsavo apie 1300. Žmonių prabalsavo pirmajame ture. Tai dabar ko ne 2 mažiau? Nebus 2 mažiau, bet ryškus mažėjimas yra. Ryškiai mažiau. Ar kažkokių incidentų buvo per šias 2 dienas?
Ne, incidentų absoliučiai jokių nebuvo, skirtingai negu pirmajame ture. Alytaus rajone pietų pertraukos metu kur kas ramiau. Žmonių srautų nesimato. Kaip patvirtino rinkimų komisijos pirmininkė, balsuojančiųjų antrajame ture mažiau nei pirmajame. Vakar atėjo 260 rinkėjų, šiandien turim jau 226 atėjusius. Lyginant su ankstesniais išankstiniais rinkimais? Šiek tiek mažiau. Nes vakar atėjo 32 rinkėjais mažiau palyginus su pirmo turo pirmą dieną, o pirmo turo antrą dieną turėjome 311 rinkėjų, tai galim lyginti. Aišku, gal dar vakare jau atėjus, bet vis tiek nebus tokias jau aktyvumas kaip pirmajame ture. Ar lyginant su pirmuoju, ar nepastebėta kažkokių pažeidimų? Šiandien Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisija gavo informaciją, kad šalia Alytaus miesto savivaldybės pastato užfiksuotas važinėjantis automobilis su kandidatu į Alytaus rajono savivaldybės merus atvaizdu. Ir kadangi šiandien vyksta išankstinis balsavimas, politinė reklama balsavimo metu negali būti skleidžiama arčiau nei 50 metrų iki minėto pastato. Tai komisijos politinės reklamos stebėsenos grupė nusprendė, kad buvo pažeidus savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 53 straipsnio 1 punktas. Balsavimas namuose antrajame merų rinkimų ture prasidės penktadienį ir truks iki šeštadienio. Namuose gali balsuoti vyresni nei 70 metų rinkėjai, kurie yra neįgalūs ar ligoti asmenys. Merų rinkimai rinkimų apylinkėse vyks sekmadienį, kovo 17 dieną. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Sausio pabaigoje sukrėtė bendrovėje Alita įvykusi nelaimė, kai žuvo ilgametis darbuotojas. Darbo inspekcija skelbė jau baigusi tyrimą, o Alytaus policijoje dėl šio įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Išsamiau Daina Baranauskaitė. Alytaus darbo inspekcija skelbia baigusi tyrimą dėl sausio pabaigoje žmogaus gyvybę nusinešusios nelaimės bendrovėje Alita. Anot darbo inspekcijos atstovų, Alytos darbuotojai tądien nenaudojamose gamyklos patalpose ieškojo skelbimų lentos ir šios paieškos baigėsi mirtino atveju. Katilinės meistro nurodymu, darbininkas turėjo atnešti iš nenaudojamų patalpų skelbimų stendą. Nuėjęs jis ten to stendo nerado. Ir paskambino katilinės meistrui, kad neranda stendo. Tai meistras atsakė jam, kad palauk, ateisiu pats aš. Tuo metu tas šauklėvis santechnikas nuėjo į antrą aukštą, užlipo ten ant neguminėse patalpose išmontuojamų talpų aikštelės, pamatė sklendę ir, žinodamas, kad sekančią savaitę bus dar toliau vykdomi demontavimo darbai, manydamas, kad ta sklendė gali nukristi ir kai ką sužaloti, nusprendė numesti į pirmą aukštą. O tuo metu atėjo katilinės meistras ir ta krintantį sklendė pataikė jam į galvą. Tiriant nelaimės aplinkybės, valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus skyrius žuvusiojo kraujyje nustatė 61/100 promilės etilo alkoholio. To, kuris metė sklendę, kraujas netirtas. Darbo inspekcija išvadas perduos prokuratūrai, kuri ir spręs, ar su tragišku įvykiu susijęs asmuo bus traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje vyko Lietuvos mažųjų žaidynių antrasis etapas. Jame susirungė 7 Alytaus lopšelių darželių lankytojai, kurių darželių ugdytiniai atstovaus Alytaus miestą finalinėme Lietuvos mažųjų žaidynių etape vyksiančiame balandžio mėnesį. Žiūrėkite Vilmos Labačiauskienės reportaže. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje vyko Lietuvos mažųjų žaidynių antrasis etapas, kuriuose susirungė 7 Alytaus lopšelių darželių ugdytiniai. Pirmieji šių Lietuvos mažųjų žaidynių etapai vyko lopšeliuose darželiuose. Jų metu iš visų grupių atrinkti geriausi vaikai. Tiesiog praeitais metais mes, mūsų darželis, sudalyvavome respublikinės iki
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros asociacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuotose Lietuvos mažųjų žaidynėse. Ir iš tikrųjų tikrai mums neblogai sekėsi. Galbūt todėl šiais metais minėtos organizacijos mūsų darželio ir kartu mūsų kolegų 2 Gaidelių lopšelio darželio paprašė organizuoti antrąjį Lietuvos mažųjų žaidynių etapą. Turėčiau turbūt pasakyti, kad prieš tai mes visi dalyvaujantys darželiai pas save įstaigose pravedėme pirmąją žaidynių etapą ir šiandieną čia jau susirinko iš kiekvieno lopšelio darželio geriausi, sportiškiausi vaikai. Jie varžosi antrajame etape, siekdami dalyvauti, patekti į trečiąjį etapą. Alytuje šios žaidynės surengtos antrąjį kartą, o Lietuvoje Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto iniciatyva jos pradėtos organizuoti prieš 5 metus. Praėjusiais metais šiose žaidynėse dalyvavo 4, o šiemet jose varžosi jau 11 Alytaus lopšelių darželių mažieji. Augančių Lietuvos mažųjų žaidynių skaičiumi džiaugiasi jas organizavusio lopšelio darželio Girinukas kūno kultūros mokytoja Daiva Rusteikienė. Šitos Lietuvos mažųjų žaidynės vyksta Respublikoje 5 metai, kurį koordinuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Ir kiekvienais metais vis daugiau darželių prisijungia prie jų iniciatyvos. Šiemet, kiek žinau, norą pareiškė 300 darželių visoje Respublikoje. Labai džiugu, kad ir mūsų miestas sureagavo į šitą sportinį virusą ir prisijungė šiemet jau 11 Alytaus darželių. Labai smagu, kad visi su dideliu susidomėjimu, su didelė energija, su sportiniu entuzijazmu laukiam šitų varžybų, nes šios žaidynės susideda iš 3 etapų. Pirmasis etapas yra vykdomas kiekvienoje įstaigoje su visais darželio vaikais, pradedant nuo mažiausių iki didžiausių. Į antrąjį etapą patenka 6 darželio patys stipriausiai 5-mečiai. Į trečiąjį tai tikriausiai visų yra svajonė išvažiuoti ir sudalyvauti finaliname etape. Lietuvos mažųjų žaidynių antrojo turo metu 5 sporto rungtyse varžėsi Alytaus lopšelių darželių Putinėlis, Nykštukas, Obelėlė, Pušinėlis, 2 Gaideliai, Šaltinėlis ir Volungėlė ugdytiniai. O kitą savaitę Vidzgirio pagrindinėje susirungs dar 4 lopšeliai darželiai. Šiandien mūsų mieste yra atkrintamosios miesto varžybos, į kurias atvyko 7 darželiai. Tai Nykštukas, Obelėlė, 2 Gaideliai, Pušinėlis, Šaltinėlis ir Volungėlė. Sekančiame varžybose sekančiose, kurias organizuos 2 Gaideliai, dalyvaus likusieji 4 darželiai. Iš mūsų šitų 7 darželių bus 2 laimingieji, kurie taps laureatais ir keliaus į didįjį finalą. Šio projekto tikslas yra didinti vaikų fizinį aktyvumą ir ugdyti sveikus bei fiziškai aktyvius vaikus. Aš manau, kad pagrindinis tikslas tai yra fizinio aktyvumo skatinimas, kad kuo daugiau vaikų judėtų, kad kuo daugiau vaikų sportuotų, kad būtent nuo šitų pačių mažųjų dienų vaikai būtų supažindinami su sportu, kiek sportas teikia daug džiaugsmo, kiek teigiamų emocijų sportas teikia. Ir aišku, kad mes laviname fizinės ypatybės. Antrame etape iš 7 dalyvavusių lopšelių darželių atrinkti 2 geriausiai pasirodę. Šįsyk sėkmė lydėjo ir pirmąją vietą Lietuvos mažųjų žaidynių antrame etape iškovojo Alytaus lopšelio darželio Volungėlė mažieji. O antrosios vietos laimėtojai lopšelio darželio 2 Gaideliai ugdytiniai. Jie Alytaus miestui atstovaus finalinėme Lietuvos mažųjų žaidynių etape. Kaip ir minėjome, dar vienas Lietuvos mažųjų žaidynėse Dzūkijos sostinėje atstovausiantis lopšelis darželis bus atrinktas kitą savaitę Vidzgirio pagrindinėje mokykloje vyksiančių žaidynių metu. Finaliniai etapai šių metų balandžio mėnesio pabaigoje vyks 4 Lietuvos miestuose, tarp jų ir Alytuje. Vilma Slabačiauskienė, Kęstutis Ražanauskas, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Dabar žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Varėnos rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad kovo 2 dieną Varėnoje Basanavičiaus gatvėje nenustatytas asmuo ar asmenys apgadino moters automobilį Daewoo Matiz. Nuostolis 592 eurai. Kovo 12 dieną apie 16 valandą Alytuje Gamyklos gatvėje namuose svetainėje neblaivi moteris smurtavo prieš savo neblaivų brolį. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta areštinė. Kovo 12 dieną apie 16 valandą Varėnos rajone Liškiavos kaime žodinio konflikto metu neblaivus vyras smurtavo prieš savo neblaivę sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas areštinė. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Dzūkija 2 nesėkme pradėjo regionų krepšinio lygos atkrintamąsias kovas. Ketvirtajame kėlinyje į kovą dėl pergalės sugrįžę alytiškiai jos pasiekti nesugebėjo. Plačiau apie tai Marius Šagunevičius. Trečiadienio popietę Alytaus arenoje sužaistos pirmosios atkrintamosios regionų krepšinio lygos rungtynės tarp šeimininkų Dzūkijos Dublerių ir Kauno Žalgirio 3 komandos. Rungtynių pabaigoje žaidimą pagerinę alytiškiai pergalės iškovoti neįstengė. Rungtynės užtikrinčiau pradėjo svečiai iš Kauno, o Dzūkijos jaunimas sunkiai skynėsi kelią link varžovų krepšio. Po pirmųjų 10 minučių kauniečiai pirmavo 12-21. Antrajame ketvirtyje Dzūkijos sistemos auklėtiniai žaidimą kur kas pagerino ir vėjosi varžovus. Po sėkmingų Martyno Pocevičiaus ir Tomo Pačeso atakų komandas prieš ilgąją pertrauką teskyrė 2 taškai – 38-40. Po pertraukos ant parketo sugrįžusios ekipos toliau įrodinėjo savo pranašumą. Varžovams pavyko sportuoti atkarpą 0-6 ir tą pranašumą išlaikė iki pat ketvirtojo kėlinio – 55-63. Paskutiniajame ketvirtyje alytiškiai dar bandė sugrįžti į kovą, tačiau nuaidėjo sirena skelbė Kauno Žalgirio 3 komandos pergalę – 77-82. Alytiškių gretuose rezultatyviausiai žaidė Martynas Pocevičius pelnęs 26, Ibrahimas Mulamerovičius surinkęs 23 ir 9 taškus įmetęs Tomas Pačesas. Svečių komandoje pasižymėjo Karolis Babušis ir Gytis Mačionis, atitinkamai pelnė 24 ir 18 taškų. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai visos ketvirtadienio naujienos šiandien žiniose. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro ir iki rytojaus. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Penktadienio naktį krituliai trauksis, negausi šlapdriba ir lietus numatomi tik vietomis, daug kur pasirodys pragiedrulių. Orai pagerės neilgam, rytą į pajūrį atskubės nauja kritulių zona. Vėjas suksis iš pietų, pietryčių ir aprims iki 6–11 metrų per sekundę. Penktadienio dieną vyraus apniukę orai, iki pietų nedidelių pragiedrulių pasitaikys tik kai kur šalies rytuose. Daugelį rajonų protarpiais lis, kris dulksna, kai kur gali įsimaišyti ir viena kita šlapia snaigė. Vėjas vėl suksis iš pietų, pietvakarių ir sustiprės iki apysmarkio. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje apie 0, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje temperatūra pakils iki 4, Kaune 5, Vilniuje iki 6 laipsnių šilumos.